Kodėl mūsų visuomenė yra tiek mažai sėkmingų žmonių ir tiek daug normalių? O labai paprasta. Prisimink save, kai pagalvoji apie gerą automobilį iš salono, gerą namą, daug kelionių, daug pinigų savo sąskaitoje. Tokia didelė fantazija. Toks noras turėti tai. Ir galbūt pabandėjai žengti kelis žingsnius link to tikslo, link didesnio atlygio ir pamatėjai, kad reikės labai daug atsisakyti ir patirti iš tikrųjų pragarą. Aš tai vadinu fantazija rezultato ir pragaras proceso. Ar iš tikrųjų tu nori 12-14 valandų dirbti dabar ateinančius 15 tenais ar 10 metų? Kasdien atsisakyti kelionių, atsisakyti laiko su antraja puse. Ar tu esi pasiruošęs paaukoti tai, vardan to rezultato? Ir didžioji visuomenės dalis nėra pasiruošus tiek paaukoti. Todėl atsakyk į savo klausimą. Ar esi pasiruošęs kažką paaukoti dėl to rezultato?